Sveiki visi. Šioje pamokoje parodysiu, kaip pakeisti portatyvinio GIMP išvaizdą. Portatyvinį GIMP rasite mūsų tinklapyje, atsisiuntimuose. Štai čia matome nuorodą portatyvaus GIMP atsisiuntimo. Be abejo, galima išvaizdą pakeisti ir paprastoje versijoje, instaliuojamoje, bet reikia į ją papildomai instaliuoti tas temas išvaizdos. Bet apie tai vėliau, kitose pamokose. Kągi, paleidžiame portatyvinį GIMP. Einame į meniu taisa, nustatymai, temą ir matome daugybę temų sąrašą. Na, tiesiog pasirenkama jums patinkama, ar šią, ar štai šitą. Na, pasirinksiu aš Acid. Ir spaudžiame apačioje mygtuką gerai. Kad pilna išvaizda įsigaliotų, reikia GIMP perkrūti, nes matome, pavyzdžiui, meniu berods ne tokios spalvos, kaip turėtų būti. Tamsi šiuo atveju turėtų būti spalva. Išjungiame GIMP ir paleidžiame iš naujo. Štai matome, kaip viskas pasikeitė. Gražu. Jeigu norite pakeisti kitą temą ar tiesiog grįžti į temą pagal nutylėjimą, vėl atliekame tos pačius veiksmus, pasirenkame temą. Pavyzdžiui, pagal nutylėjimą yra default temą susirandame. Štai spaudžiame ir spaudžiame mygtuką gerai. Turime paprastą temą pagal nutylėjimą. Tai tiek šiam kartui.